Šiandien turime ir Zoomą, ir gyvai, todėl bus neeilinė mūsų prezentacija, bet labai svarbi mums visiems. Tai šiandien ves vakarą Šalčius profesorius Liudvikas ir Irena Pakalniškienė. Linutė Pakalniškienė, atsiprašau. Tai va, tai jie ves, kalbės ir jūs kalbins, ir visą salę. Tai va, labas vakaras visiems, ir matytiems, ir ne visai matytiems. Tai labai smagu, tai šiandieną labai turim garbę didelę profesorių turėti mūsų susitikime. Tai tikimės iš jūsų išgirsti irgi šiandieną daug įdomių atsiliepimų, pastebėjimų dėl mūsų produkto ir iš jūsų visų taip pat. Tai aš nežinau, kaip galbūt mes pradėkim savo pastebėjimų. Savo pastebėjimų. Tai gal tada jūs ir pradėkite. Labas vakaras, diena jau turbūt vakaras. Nu, visi sveikuoliai, vyrų matau mažai. Moterys labiausia nori būti sveikos. Nu ir kągi, šiandien tokia tema yra įdomi tikriausia visiems, visi norim būti sveiki. Ir mes turim šiandieną produktą, kuris iš tikrųjų, galim sakyti, daro didelį perversmą mūsų sveikatoje. Tačiau atsiliepimai yra įvairūs. Šiandien turim tikrai publiką tokią, kad nuo pat vaikų, kadangi su vaikais dirbu ir kartu, ir su senjorais. Tai taip, kad pasirodo, kad šitie produktai reikėtų atitinkamai pritaikyti pagal amžių, pagal gyvenimo būdą, pagal kokį darbą žmogus dirba. Ir atsižvelgiant į visą tai, mes galime šiandieną tikrai rezultatų pasiekti labai puikių. Tačiau neužmirškim vieną dalyką, kad jeigu kas naudot cheminius vaistus, su šitais vaistais kai kurie augaliniai produktai gali duoti reakcijas. Ir galbūt pradėčiau nuo to pirmo produkto, kuris labiausiai šiandieną yra aktyviausiai veikiantis. Tai atsiliepimai atsirado tokie daugiausiai, tai kas vaikams faktiškai iki 12 metų nerekomenduočiau šitą kolanguardą. Pradžia už tai, kad ten yra daug gana veiklių medžiagų, kurios gali tiesiog alergiją iššaukti. Taip, kad nuo 12 metų, jeigu vaikai valgo daržovės, valgo ką nors kitą, problemos, kurios yra pirmiausiai tėvų, senelių ir su kuriais gyvena, turi daryti įtakos vaikų sveikatai. O mes pradėkime nuo 12 metų, faktiškai jau mūsų rimtesnės problemos, kai mes šiandienai šitais produktais galime padėti. Nu kas, pirmoje eilėje galėčiau pabrėžti tai, kad 13-14 metų brendimo periodo pas mus yra tas jaunystės atjauninimo produktas. Vis dėlto šitas 12-13, kada yra ta vadinama hormonų veikla, augimas, arba kai kas sako bioančiukų amžius, rais faktiškai reikėtų riboti arba kol kas susilaikyti. Taip, kai jie ir taip jau yra aktyvūs, taip jau judrus. Ir mes jau dar suaktyvysim labiau, tai žinot, paskui neina, kaip sakoma, susikalbėti. Atėjus mamytė vienas skundėsi, kad po šitų produktų rais tėvai valgė, vaikai ir pradėjo vaikai naudoti. Sakė, neina susikalbėti. Naktim pradėjo nemiegoti, aktyvina, iki tiek aktyvina jo. Taip, kad šitas produktas irgi atitinkamai turi būti pagal amžių pasižiūrėkime. Kiti tenas produktai kaip sąnariams ar panašiai, galbūt dar vaikai sąnarių problemų tiek neturi, jiems nereikia, čia jau yra vyresnio amžiaus žmonėms. Jau kada prasideda sąnarių problemos, mes pradėjome naudoti šitą produktą. Bet pirmas
testuojant mūsų rezonansų testuojant, vis dėlto pirmoji eilė, ką darom, išvalom žarnyną. Nepradėkite sąnarių gydymo, neišvalym žarnyną. Antras dalykas. O dabar jeigu piešiu tą trikampį, kaip mes sakydavom, pirmas dalykas tai žarnynas. Antroji eilė išvalė žarnyną, jis liko tuščias. Neliko nei gerų bakterijų, kiek dar liko, nei blogų. Papildom pirmoji eilė. Antra pakopa turėtų būti, visi nenapiešiau. Antra pakopa, antras, tai yra naudojimas jau pasiekim bakterijas. Su vitaminu C, su geležim, kur šiandien dieną ypatingai vyresniam žmonėm trūkumas yra. O tai šiandien turėjau visą vilniečių šeimą, geležies stoka. Vat šitas mūsų, Ar galima paklausti? nu, aš savo pabaigsiu šitą sakinį. Vat šitas mūsų galbūt nežinojimas irgi gali turėti atitinkamus pokyčius. Klauskit. Norėjau paklausti, tai kai valai žarnyną, aš pradėjau dar savaitės nėra, bet naudoju papildų, man išrašyti cinką, ten magnį, tai jų nenaudoti. Kol kas Faktiškai reikėtų testuoti, bet tiksliai norėčiau, pas mane ką darau, tai aš testuoju, pažiūrėjau, ar tas organizmas jūsų tą komplektą priima, ne. Paprastai testuojant, mums ten mineralus, man rodo, geležies, cinko ar ko, jeigu to trūkumo nėra, tai nėra ko ir naudoti tuomet dvigubai. Nes šitam jūsų produkte geležies pakankamai yra, tai gana dožiai tikrai atrodo ten kelios kruopelytės tų miltukų, bet jos iš tikrųjų labai veiklios yra ir aktyvos. Kaip tai hemopatai sakydavo, ten mažyčiai žirniukai, ką jie ten gali padėti. Tačiau jie labai tikrai aktyvus yra. Ir dar vienas dalykas, žmonės, kurie turi tikras alergijas. Vat kam yra alergija, gali būti kai kuriem produktams irgi. Čia daugiausia dar jaunimui tai faktiškai jau retai kam buvo. Bet vat vyresniam žmonėms, pavyzdžiui, alergingi gali būti brukėliams, alergingi obuoliams. Vidurius taip pat paleidžia, dujus atsiranda. O čia tokiu atveju reikėtų irgi atsižvelgti, nedidikim tą didelę dozę tokią iš karto visą ūkiuką. Dar ką pastebėta, vat, dabar su tuo žarnyno valymu. Žmonės, ten pas mus parašyta 2 dienas po pusę, o visą likusiai paskiau po visą. Mėlėjai, ateina žmonių, kuriems šiandien dienai vidurius paleido, ką mums atsakyti, ir 1 dieną, ir 2, ir 3, ir 4. Mėlėjai, jeigu 3 dienas pas jūs laisvi ir nesusinormalizuoja, stop, nutraukite. Palikite 2-3 dienas pertrauką. Toliau. Jeigu susinormalizavo 3-4 dienų viskas puiku, suvartoja kokias 7-8 pokelius, va tuomet jau galime įvesti ir jūsų probiotikus su vitaminu C. Nereikia būtinai laukti vieną, kol tą visą pokelį išgėrė, paskui pradėti kitą, pradėti 3. Žarnynas susitvarkė, jau įvedama. Anas gerimas vakare, šitas ryte. Jau galit puikiai tuomet vartoti iš eilės. Jau kokie Turiu labai jūsų gerą. klientai vat pagėrė kažkiek laiko, kaip jie dalinasi. Yra žarnyno atstatymas. Ir tas atstatymas, kad vyksta, tai vieniems reikalingas valymas, kitiems ten vėl kažkas. Pats kolongardas, dėl ko, kad vieniems greitai pasidaro, priklauso kiek problemų organizme ir kiek žarnynių problemų. Ir būtent kolongardas jį atstatinėja, kad teisingai dirbtų tas žarnynas. Todėl taip visą laiką deklaruoti, kad mes dabar valom žarnyną, būtų nelabai teisinga. Geriau kalbėti apie tai, kad mes atstatinėjam žarnyną. Nes mūsų visi produktai yra skirti atstatymui, atnaujinimui. Ir tas niekur pati kompanija nedeklaruoja, kad mūsų kolongardas detoksui kažkokiam, bet atkreipkite dėmesį, kažkokia kompanija apie produktą. Todėl visą laiką turėkite omeny, aš visą laiką, kaip pat ir mūsų Natalija sakė, kad mūsų produktas tai yra servisas. Servisas.
ne, kada iš tikrųjų reikalinga šaknynų pagalba. Ir vat, pratęskit jūs, jeigu žmogus viduriuoja, aš galiu pasakyti, aš pati išbandžiau, negert vandens nuo komunikacijos. Nu, super gerai. Ir galiu pasakyti, gavau gerų atsiliepimų, kam parekomendavau, kas turi po ryte atsikelia ir va, negali skysti, tai nenutraukt patį kolongardą, kad jisai darytų toliau savo darbą, o tiesiog mažiau valdyti. Bet išgėriau kolongardą, sučilpiu, aš dabar net išvis neužsigeriu vandens. Faktiškai nereikėtų užsigerti vandens, kada jūs Jeigu ryte, ryte. fantastiškai. Bet ryte tada reikia daug. Ryte tai jau kaip poterio senė. Taip, ir labai didelį puodelį. Normalų išgeriu, bet aš išeinu į tualetą net neišgerus vandens, važiuoju. Bet čia vėl priklauso labai nuo organizmo. Bet žinokit, pradžioj to nebuvo. Pradžioj to, čia mano kaip atsiliepimas, aš dabar matau, žiūrėkite. Aš turbūt turėčiau nueiti arčiau, kad girdėtų. Aš biškai pratęsiu, kaip atsiliepimą, kas su mano žarnynu atsitiko. Tai jis kaip ir papildymas. Aš kaip tik pradėjau vartoti, tai aš nuo pusės negalėdavau realiai tiesiog turėdavau pusę dienos tualete. Išgerdavau vandens tvarkingai, kaip sakydavo, ne? O jeigu aš išgerdavau visą, bet kai būdavo parazitinės tos dienos, aš iš namų jau tą dieną negaliu išeiti, aš eidavau į tualetą 8 arba 10 kartų. Tai aš jau žinau, kad man visas buvo per daug. Ir aš kolongardą vartojau gal pusę metų, be pertraukos. Man tiesiog aš pagal intuiciją tai dariau. Paskui aš dariau pertraukas ir dabar aš buvau padarius ilgą pertrauką ir kai pradėjau draugauti su profesoriumi, tai išgirdau iš jo, kad jeigu skystai eini, negert vandens. Pirmiausia, pabandžiau ant save. Fantastika, aš atsikeliu ryte, aš net nespėjau išgerti to sūdyto vandens, aš pirmiausia einu į tualetą. Ir netrydą atsiprašant, o normaliai, lengvai ir taip gausiai atrodo, bet tikras vyksta procesas, ne? Ir aš pradėjau dalinti su savo klientais šito. Ir galiu pasakyti labai geri rezultatai, nes kiti pradeda atsisakyti kolongardo dėl to, kad problemą kaip ir reikia spręsti, bet negali gerti, nes jam reikia į darbą. Pradėjo neužgerti vandens, sako, fantastika. Suprantat? Tai vat toks kartu ir liudijimas, kad jisai vis tiek daro savo darbą, netgi jeigu tu vakare ant jo neužgeri tos stiklinės vandens. Kaip paukštis jausdausi, kiek pavalgai į tualetą, taip gražiai, tvarkingai, taip visada lengva būsena. Taip, tai va. Vakarė neužgerdau, kad Kiekvieno valgio tualetą. Realiai man dabar taip ir vyksta. Ir tai turėtų patiškai būti. Ir kolongardas, kadangi tai nėra valymas, kaip mes norėtume sakyti, tai yra atstatymas. Todėl nėra nustatyta laiko, kiek įvartoti. Jūs turit patys pajausti. Tada jūs norite, nes tikrai nepakeims. Viskas priklauso nuo užterštumo. Būtent. Taip, labai jo gyvenimas. Ir kaip jisai toliau gyvens. Sistemos. Ir aš pasidalinsiu. Taip, ateik arčiau dabar. Galiu pasakyti, kad dabar aš visiems savo klientams pradžiai rekomenduoju, kada pradeda pirmas 3 dienas naudoti tik tai Sunset. Pirmiausia, naudoju Sunsetą, nuramina nervų sistemą, vegetacinę nervų sistemą, geriau pradeda miegoti ir tada pradeda vartoti kolongardą. Ir tas labai geras yra pastebėjimas. Plius irgi, pavyzdžiui, pradėjus kolongardą, aš irgi tokį bandymą atlikau įvesti probiotikus, ten kokią savaitėlę, ne, ir jeigu tie viduriukai tokie laisvesni, tai probiotikus įvedus irgi į vakarą jau išgėrus, paskui jau gerti kolongardą, irgi tas visas valakstymas susitvokti. Čia irgi gali būti dėl, turbūt irgi tokį metodą. Jo, čia žinot, tiek žmonių, tiek gali būti nuomonių, tiek žmonių, tiek kiekvienam skirtingai. Tačiau tokia yra bendra tokia sistema padaryti, sukurti, kad iš tikrųjų iš bendrų visų atsiliepimų, ką galime
kad padėti Pasirinkti. žmogui iš tikrųjų, padėti nemesti po 3 dienų Taip. ir galvot, kad man netinka, o Jo. atrasti jam tinkamą būdą. Nu, čia Jo. yra iš tiesų, taip, tas produktai visi šitie, jie padeda mums atrasti ryšį pačiam su savim, jausti savo kūną. Nes Man tai dauguma labai padėjo. nejunta, nesupranta, kas su juo vyksta, nesupranta tų pojūčių, ne, ir mes tada pradedam įsiklausyti į savo kūną, ne, kaip man veikia tas, kaip po sunrise aš jaučiuosi, kad energijos daugiau atsirado, kaip jaučiuosi, pavyzdžiui, po moteriško produkto, ne, dar daugiau tos energijos, nu, ta prasme, kad, nu, ir jausti reikia save, ir polongatas taip pat buvo. Nu, va dabar dar dėl moteriškų, vyriškų truputėlį. Gerai. Šiandien dienai pas mane, kadangi su vyrais daug, šiandien turėjau problemų tokius sprendėm. Nu, aš nedaug gavau, nes neseniai čia tų produktų su tais vyriškais mažai turėjau, tačiau rezultatai tikrai buvo teigiami. Ypatingai, kam buvo su prostata, kam reikėdavo naktį bėgioti. O šitas dalykas padėjo. Tik tai vienas dalykas padėti žmogui prie šito. Tai yra pagrindinė, kur buvo priežastis jo ligos. Mažo dubens srities kraujotakos sutrikimas. Mes faktiškai mažai dubens sritį judiname. Prie išgėrus va šitos vyriškus produktus, tiek ir moteriškus, mielos moterys, kiek įsivaizduojat, sukit įsivaizduojamą lanką. Judikim kraujotaką, limfotaką. Kuo daugiau jūs judėsit, tuo efektas pamatysit, daug greičiau gausi ir labai greitai gausi. Į 3-4 dieną pasigėjus didžiuliai rezultatai. Išgert kavą ir išgerti, ką galvojat, kas gali, koks produktas gali reaguoti su kava. Būtinai pasiekimi tų gerųjų bakterijų. Nes ten yra, bakterijų yra kažkiek tai mūsų žarnyno valymo sistemoje, bet jų yra per mažai. Vat kada jūs su vitaminu C, va šitą išgeriat, pasakant dalykas. Iš karto rezultatai, iš karto kraujospūdis žmogui nukrito, cholesterolis, sako, pradėjo mažėti. O dėl cholesterolio, tai pasakysiu, pačiai efektyviausias dalykas su karštu vandeniu. Vandenį gerkite, jeigu yra galimybė, 45-50 laipsnių. Mėlė, jūs pamatysite, jūsų cholesterolis ištirps. Jokių vaistų nereikia, jokių statinų. Visada ar tik rytais? Jūs gerit karštą vandenį visą dieną. Visą dieną tuomet. Tokį, jeigu jūs norit iš tikrųjų įsivalyti, visą dienelę. Po gurkšnelį, po 2. Aišku, dabar yra ten tie termosai tokie, batinukai, kur ten nustatai temperatūrai, palaiko pastoviai. Pasistatykite ant 45-50. Viskas. Ir dar jūs buvote minėjęs, kad po kolongardo gėrimo irgi spaudimas pakrenta, taip? Po kolongardo spaudimas nukrenta. Nu, dabar dėl ko jis nukrenta, jis ne visiems žmonėms nukrito. Labai jums ačiū, dabar Linutė sakė, turi atsiliepimą. Atbiškė ateik arčiau, nes labai negirdi. Senai, va čia kelios dienos sirgo mano sūnus, va išėjo tiesiog į mokyklą ir kažkaip greitai pradėjo kosėti labai stipriai ir sako, man čia kažkaip nuo to kosulio jaučiu ar širdelę, bet čia greičiausiai buvo plaučius, jis jautė, nes nuo to kosulio. Tai vat su Sunrise, su Probio C, mes labai greitai šitą visą suvaldėm. Aišku, aš ten daviau dar ir kitus augalinius, kad greičiau tą bakterinę terpę sumažinti. Bet po 2, po 3 Probio C dienoje ir jau išsivitoj vat į mokyklą. Tai toks vat džiugus rezultatas. Taip pat galiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, vaikai, kurie yra tikrai neramus ir paaugliukai, tai aš savo vaikams duodu, jiems jau 14, kitam jau 17-18, tai bus, duodu po pusę Sunseto, tai tikrai gerai simiega ir nu, tokie ramesni, tampa susikaupę labiau. Kas dar? Su Sunsetu turiu tokių vat klienčių, kurios viena klientė išeina iš tos depresijos, jinai naudoja antidepresantus ir pati jau savo ten nuožiūrą su gydytoju juos sumažino ir jau iš jų išėjo.
ir pradėjo naudoti vat, mūsų produktus, tai tikrai aš matau pagal jos net produktų pirkimą, kiek jinai jų perka, kiek jinai perka to Sunseto ir jinai tikrai geriau jaučiasi, naudoja visus produktus, jau dabar pradžioje pradėjo tik tai nuo Sunseto, aišku, pradėjo geriau miegoti ir dabar jau naudoja visus kitus produktus. Na va, taip pat turiu tokį klientą, kuris turi, sakykime taip, nuo vaikystės jisai turėjo onkologinės ligas ir jos atsinaujino ir vėl, žodžiu, bet jisai išaugo ir jis dabar tos onkologijos neturi, bet jam dabar yra toksinė neuropatija. Tai reiškia, kad jisai, jeigu nejudės, tai jisai gali tiesiog nebejudinti savo kūno. Tai jisai perkasi va, šitus produktus, naudoja ir matau aš pagal rezonanso, sakykime, tuos testus, kaip buvo pradžioje ir kaip dabar, ir matosi, kad visiškai yra tendencija į gerėjimą ir jisai pats geriau jaučiasi ir sportuoja ir, aišku, pats iš savęs labai daug ką įdeda. Ir aš ką noriu pasakyti, kad būtinai mes turime žiūrėti savo mitybą. Kai mes vartojam šitus produktus ar ne, tai visus ir Kolongardą, ir Sunrise vartoja, ir Sunsetą, žodžiu, pagrindinius šitus naudoja. Jo, dabar. Tai va, tai manau, mes dabar jungsime ir Flexą jau greitų metų. Na va, bet šiaip aš noriu pasakyti, kad būtinai turim žiūrėti mitybą ir pas daugumą, nežinau kaip jūs, aš tai matau, kad pas daugumą yra ta kandida grybelinės apkrovos, ar ne, tai žmonės nori daug saldaus ir taip toliau, tai pirmiausia, kada mes naudojam, būtinai turim sureguliuoti mitybą, nustoti vartoti tos greitus angliavandenius, įvairius, sakykime, ir pieno produktus, kurie yra, būna labai daug ir tos laktozės, ir to pieno netoleravimo. Aišku, rūgštinius, tai taip, su laiku, žodžiu, žiūrėti mitybą, derinimą mitybos. Kas dar iš mano rezultatų? Čia kažkur rašiau čiate, kad mano viena kolegė, partnerė, susilaukė 4 vaikelio naudodama mūsų moterišką produktą Alpha Max ir negalėjo kurį laiką pastoti, pavartojo šitus produktus, dar prieš tai dar kažką naudojo, atrodo ir Kolongardą sugėrė, bet nedaug to produkto reikėjo, kad būtų tas rezultatas toks geras. Jisai, matai kaip yra, jisai reguliuoja, jeigu jis yra įsiderinęs, tai jisai jį reguliuoja. Ir gali būti pradžioje, kad, tarkim, žmogus gali atsikelti iš ryto ir toks jaustis biškuliuką, toks kaip apspangęs, ar ne? Man buvo irgi pradžioj tokia būsena. Po 2 savaičių tas tikrai praeina. Gal po savaitės praeina, bet reikia išlaukti laiką. Tai va, ir tikrai tada labai gera, jau įeina tą gerą. Būna, kad kitiems kaip tik įsiderina, miegojo, o dabar nemiega. Tai irgi čia reikia, kad susitvarkytų tie mūsų vidiniai ciklai, visi dalykai viduje. Reikia išlaukti tiesiog. Netgi aš rekomenduoju vis tiek naudoti, jeigu pas žmogų ten yra kažkokie kiti sutrikimai, vis tiek naudoti tą Sunsetą, nors ir jisai ten sako, kad gerai miega, nes iš tikrųjų tai mes nežinom, kas geras miegas. Aš irgi galvau, kad aš gerai miegu, bet kai aš išgėriau Sunsetą, aš supratau, kad aš tikrai taip gerai nemiegu, kaip man čia atrodė. Atsigulu ir užmiegu. Tai va, tai žodžiu, čia reikia išlaukti. O čia vat, su Kolongardu to pačius reikia į visus kepenis kasą. Visi šitie 3 organai automatiškai atstatomi savo. Aš, pavyzdžiui, irgi išgeriu Kolongardą, aš labai gerai užmiegu, labai jaučiasi toksai nusiraminimas, toksai, bent jau aš taip jaučiu. Nes tiesiog jisai veikia visą mūsų smegenų ašį, taigi viskas eina kartu, ar ne? Nusiramina, gauname tų gerų bakterijų ir viskas, tik gera. Kai tik tai išjausti. Čia labai geras suderinamumas tų visų veiklių medžiagų parinkta toksai, kad nedaug, bet efektą duotų patį didžiausią. Kas dar? Reikia. Kolongardą naudoti. Prie divertikuliito galima Kolongardą.
Kas to yra, kad Ir- dieną geria žmonės. Ir dieną, aš, pavyzdžiui, irgi su dieną gėrus, stresinė situacija, ten biškuliuką, ten išgėriau nusiraminimą, ne, ten irgi va turiu rezultatą, irgi va kolegė irgi sakė, taip, aš dieną man taip gerai, sakė, padėjo, va išgėriau sučiulpiau pusę tabletės, moment viskas susireguliavo, nusiraminimą. Taip, kad čia nėra ir kolongarda būna, kad būna žmogui blogai, pavyzdžiui, ne kažką suvalgė netinkamo, ten ar jaučia, kad toks apsinaudojimas, galite iš karto kolongardą sugerti. Ir Šituo atveju tai taip, labai sunuodėjus. taip, iš karto, ir va, poveikis momentinis. Prisistatykit, koks jūsų vardas. Aš esu Genutė. Pradėjau vartoti produktus, tai praeitais metais, aš dar gyvenau Anglijoje. Ir aš tai pradėjau vartoti ir dukra žiūri į mane taip kiekvieną kartą ir sako, žinai, mama, tau nereikia reklamos, aš irgi norėsiu. Nes viskas keitėsi, kai prasideda ir iš vidaus, nes kai tu išsivalai savo vidų ir aš kalbu apie žarnyną, apie viską, pasikeičia nuotaika, pasikeičia aplamai visas žmogaus charakteris pasikeičia, tai ką duoda, net profesorius neduos meluoti, aš balandžio mėnesį, gegužės mėnesį pabaigoje buvau daryti testavimą ir aš kaip pasižiūrėjau mano rezultatus ir aš buvau labai nustebus, kad aš labai tikėjausi, kad bus mano prasti rezultatai, o ten beveik žalia. Ir aš galvoju, wow, taip veikia tie produktai, tai yra kažkas nerealaus. Ir kodėl aš noriu dar pasidalinti, aš kalbėsiu apie savo anūkus. Mano anūkiai 12 metų ir jinai prasidėjo pas ją veidelio vėrimas. Ir jinai tai pergyveno, jinai bijojo į mokyklą, įgėdė į mokyklą, turėjau tokios problemos. Ir aš sakau dukrai, tu kaip nori, bet aš žinau, kad jai padės. Sako, mama, aš tavim pasitikiu, daryk, ką reikia. Leidimas duotas. Nu ką, aš pasimiau pokelį kolongardo, aš padalinau tą pokelį į 4 dalis. Ir labai atsakingai aš jai paduodavau. Valandą po valgio vakarė ir sakau, net nedarys daugiau valgyti. Aš man. Ir taip, jinai labai. Kas dar ateis šiandien papasakot savo? Gal mes pakalbinam biškišį. Dabar dėl datų moteriškų. Dar tokį pastebėjimą turėjau. Tam karščio bangos kyla. Yra pas mus moterų? Taip. Ar padės šitas mūsų produktas? Bet žinot, ko yra? Koksai kitas žolinis preparatas klimadinonė. Jeigu reakcija, abudu juos sujungus į krūvą, tą pačią dieną dingsta karščio bangos. Po vieną jie ilgai reikia laukti. Kada juos abudu į krūvą, abudu jie žoliniai, bet jie labai draugiškai draugauja. Ir va dabar turėjau 2 moteris, kurios sako, tiesiog neįtikėtina. Kaip vadinasi? Klimadinon. Turi kiekviena vaistinė. Tik tai jau niekas neišraško. Bet mano moteriško dingo bangos. Aš moterišką pagėriau intensyviai, viskas susitvarkė. Čia tai toks buvo žaibiškas poveikis. Nes Kam labai, jeigu blogai Nes- tai ieškai. žarnynas iš tikro galiu Tikrai pasidalinti. galiu sakyti, pasaka geras. Nu, prie moteriško irgi automatiškai, kas, jeigu vyriškam daugiau šokį šokam, judinam dubens sritį, tai moterimi reikėtų kuo daugiau nevaikščiokit su aukštakulniais. Atrodo, kad čia smulkmena. Tačiau kraujotaka, jūsų blauzdų kraujotaka, reguliuoja jūsų smegenų kraujotaką. Tai noriu pasakyti, kad mano sūnus, jam po naujų metų bus jau 40 metų ir jisai labai daug metų, iš tikrųjų, kai iškeliavo į Norvegiją gyventi, gali būti gal tas toksai nervinis ilgesys ar šeimai, ar kažkam, jis tiesiog labai blogai užmigdavo. Jisai pusę nakties prasivartydavo, paskui ryte reikėjo keltis į darbą, dar jisai prekiauja biržoje, gali būti irgi kažkiek prisideda tas ir jisai tiesiog, ko jisai tik tai nebandė, jam siūsdavo ir valerijonus ir jam niekas nepadėjo.
Tai kai aš nuvežiau iš tikrųjų Suncetą, 3 dėžutės aš jam nuvežiau Suncetą, Kolangardo, Sunrise'o. Ir jisai, kai viską sugėrė, jisai sakė, mamytė, žinai, aš jau retai giriu tavo produktus. Tiksliau, niekada negirdavo. Bet sako, šį kartą turi, sako, tiesiog aukso vertės produktą savo rankose. Ir jisai viskas, jam susitvarkė tas miegas ir jisai miega, dabar nieko negeria. Tai kiek metų turėjo žmogus prasikankinti, kad ten jisai, bet šiaip jis gėrė po pusę. Man asmeniškai irgi pusės užtenka Sunceto. Aš kartais pabandau visą, tai aš jaučiu, man biškai per daug, aš atsikeliu ir jaučiu, kad man jo per daug. Man pusę, aš sučiulpiau po Kolangardo ir man labai gerai. Tai jisai irgi gėrė po pusę, sakė, aš taupau, kad man ilgiau užtektų, bet reiškia, man taip reikia, nes šiaip jis nėra didelio ūgio, tai jam tikrai. Aš galvoju, kad normas irgi reikia labai atsižvelgti į žmogaus tūrio masę. Jo, nes kiek jisai sveria, kiek jisai ūgis viskas ir tikrai labai svarbu, ypatingai ir vyrams, kurie vyrišką produktą vartoja, mano vyras vartoja vyrišką produktą, tą dar seną, tas saldainiukus. Ir aš pradžiai jam nežinodama padaviau pusę, tai jisai sakė, čia arkliška dožė, jam labai daug, nors mano vyras yra aukštas ir stambus, kas pažįsta tą minutį toks. Tai aš dabar jam tą saldainiuką į 4 dalis. Turiu tokią dėžutę, ten aš jam paruošiu ir jisai maždaug kas 3, kas 4 dieną tą 4 ir per akis. Ir aš galvojau, kad jis jau nebegeria, aš kažkaip ir pamiršau. Jis man čia praeitą savaitę sako, aš tu matai, kad jau pasibaigė tas produktas. Tai va, tai mano vyras geria tą vyrišką ir galiu pasakyti, pamažėjo knarkimas. Aš jau daug dalinausi, tai anksčiau tikrai labai sunkiai kažkaip jisai, tai tas produktas irgi daug dalykų tvarko, vyriškas. Bet, o jisai, pavyzdžiui, jis Kolangardą irgi. Negėrė jis jokio Kolangardą, bet jisai česnaką valgo labai. Jisai kažkur perskaitė, kad česnakas yra gerai, jis vanoja tą česnaką. Jam tinka. Užauša. Narkimas pamažėjo po vyriško. Jo. Ir jisai tik tą produktą. Ir dabar geria nuo sąnarių, bet dar dėl sąnarių. Žodžiu, jisai šiaip labai daug vaikšto, yra medžiotojas ir ten daug kilometrų miškuose vaikšto. Ir jam šiaip turėdavo jisai problemų su kojoms. Ir mes labai vargstam, kol batus atitaikom, visą laiką galvojam, kad tie batai nepatogus ir jam tikrai, jeigu batai nepatogus, jis ypatingai jaučia ir ant pėdų. Ir paskui jam pradėjo skaudėti sąnarį. Ir jisai, žiūrau, nusipirko vaistiniai ten iš D raidės, kažkokiai ten tokiai skystą. Ir žiūrau, jisai vanu, aš pasiskaičiau, kad ten ohoho. Ir kaip tik atėjo tas nuo sąnarių, sakau, Kastytė, davai pagerk tu šitą nuo sąnarių. Vis tiek tai yra natūralus produktas. Ir žinokit, aš nežinau, kiek jisai laiko pavartojo. Iš pradžių aš paprašiau, kad jisai po 1 ryte, 1 vakare. O dabar, sakau, jau atėjo laikas gerti 2 ryte, 2 vakare. Žinokit, jam praėjo tą klubą skaudė. Tiesiog jam praėjo. Jisai sako, aš biškį pamažinau vaikščiojimą, bet sako, gali būti ir šitas produktas prisidėjo, man tikrai neskauda. Tai mes tos dėžutės abudu geriam, aš nežinau, į savaitę gal 2 pagėrė. Lengvesnė, nes ir begai atsikilti. Šiaip lygų neturiu, bet, tokia va, pagal amžių. Bet dabar, kaip pasakė apie nugarą, tai vakar kaip tik šnekėjau su tokia pažįstama apie matrasus. Ir aš prieš porą mėnesių pradėjau rinkti savo matrasą, nes aš visą laiką atsikeliu ir nugarą skauda. Ir vakar šneku, sakau, bet žinok, sakau, nebeskauda man tos nugaros. Gal man nebereikia to matraso naujo, žinai. Ir kai dabar pasakė, aš supratau, kodėl man nebereikia. Tai nekeistu. Žinot, kas yra? Dažniausiai žmonės pamiršta savo simptomą. Ateina į konsultaciją, ir pradeda vartoti produktus
Ir jam tie simptomai po biškuliuką jis ir tarsi, nu, čia taip viskas okei, taip turi būti. Ir, nu, va čia ta savistaba, ar reikia užsirašyti, ir va tu ten jam sakai, va čia tas pagerėjo, va čia tas pagerėjo. Turi užfiksuoti, nes, nu, Aš nepastebi. net nepagalvojau, kad man nuo produkto kažkaip, nu, nesuvedžiau. O valia man nesudavė tos makaronus. Gal man nereikia to, ir supratau, dėl ko man jas. Jūs daktarė irgi turit rezultatą, negerą sąnarių produktą. Nariais, taip, turiu rezultatą, bet dar aš negaliu iki galo pasakyti, čia matomai reikia ilgesnių laikų. Palauksim, aišku. Jo, nes rezultatai pirmas dalykas tas, kad dabar tai nuimi skausmą. Tai jau čia Tai labai. čia tai nereiškia, kad pagyjim. Taip. Bet rezultatus man matysit, bet čia žmogus įvedė save ir judėjimą, ir kvėpavimą. Labai svarbu yra kvėpavimas, jeigu kvėpavimas duoda deguonies pakankamai kraujotakos sistemą, irgi labai didelis dalykas. Dabar sakęs, kvėpuoju tą giluminį kvėpavimą, būtina mėlyje, su to giluminiu kvėpavimu žinai, kas daro, tai visų plaučiai paviršutinis kvėpavimas. Tai yra. Bereikim giluminį. Iš tikrųjų, aš pradėjau praktikuoti, vat, kaip su jumis pakalbėjau, nes pas mane tikrai labai paviršutiniškas. Aš tai, žinokit, dabar jau atsikeliu ryte, aš net neišlipu iš lovos, prasikvėpuoju, radau video, tai pasirodo įkvėpti reikia pilvą išpūst, o iškvėpti Aš, žinokit, atsikeliu, savo kojas pasimakau, aš atsikeliu jau tiek energijos, bilė kiek. Kadangi jūs kraujotaką praplėtėt kraujagyslės, į deguonis pamantino visas jūsų organus. Taip. Dar kartu aš atsiprašau pridursiu, nes kai diafragminis kvėpavimas ir limfa pravarinėja. Taip, ir limfa. Taip. Ką duoda kvėpavimas? Visų pirma, kyla diafragma į viršų ir iš kojų veninį į kraują ir limfa visą keliam į viršų. O čia yra svarbu. Ir anksčiau būdavo ryte pats tas pirmas išlipimas, aš būdavo išlipu mano kojos kai medinės. Bet kai aš dabar neišlipu, o prasikvėpuoju, prasimakaluoju, stom kojom ten į kairę, į dešinę, aš tik strikti iš lovos ir aš žiūrau, kad tos mano kojos neguminės, žinot, tai tokios būna, kai sunkiai, ne? Žinokit, pabandykit tikrai. Mes turime du žmonės, kurie gali pakalbėti. Tai dabar Produktus jau vartoju daugiau kaip metai, galima sakyti nuo pradžios. Visi tikrai veikia, bet ką noriu pasakyti apie Flexį, kadangi dirbu pardavėja su tikrai nemažu stažu ir 13 valandų per dieną, manau, visi suprantat ant kojų, ką tai reiškia. Flexį pradėjus vartoti tikrai žymiai pagerėjo, visa savijauta. Nebesijaučia to nuovargio tokio. Tiesiog galiu sakyti stebuklas. Toliau ir Sunsetas, ir Sunrise'as, Cologardas, visi superiniai produktai, tikrai ir veikia. Kažkaip. Tiesiog dalintis reikia. Taip, dalintis. Vat ir sekmadienį iš konferencijos parsivežėm dantų pastą. Mano dukra su 25 metų stažu yra burnos higienistė ir labai išgyrė dantų pastą, kadangi tikrai jinai daro daug daugiau negu ten ta be fluoro, kur yra tos pastos, yra jos gana brangios ir daug daugiau atlieka savo darbo. Tai va tiek, tikrai produktai yra puikus, tik reikia vartot. Labai smagu. Ačiū. Prašom. Sėkmės visiems. Lauksim daugiau atsiliepimų. Aš noriu pirmiausia apie šiandien pasidalinti. Buvau suplanavus atvažiuoti į ofisą, bet kažkaip prieš pietus pasijaučiau prastai ir pradėjau laužyti kaulus lygtai tokia. Ir pasimatavau temperatūrą šiek tiek pakilus. Ir supratau, kad jau niekur šiandien neišvažiuosiu. Bet iš karto pasiėmiau vitamino C su probiotikais, išgėriau, išsitirpinus, kaip po kiek laiko Sunrise'o. Ir va, jau apie 5 valandą taip jaučiu, kad daug geriau ir žiūriu, kad jau nebėra tos temperatūros ir tikiuosi, kad jau čia ir bus gerai.
va toks įdomus dalykas, kad galvoju, negi taip greitai galėjo suveikti. Nu, kada ant savęs Bet tikrai, jo. ir dar apie Kolongardą, man jis numeris 1 miegui gerint, nes aš pastebėjau, kad visi mano miego tie neramumai dėl neramaus pilvo būdavo, kad ar skauda skrandį, ar pučia pilvą ir vis laiką atsibudinėdavau naktį, o kai Kolongardą vartoju, tada visiškai susitvarko viskas ir miego labai ramiai ir giliai, atsigulu vakare ir ryte pabundu. Tai man, būtent man čia taip veikia Kolongarda labai gerai. Labai čia nes buvau kažkokį padarius pertrauką ir vienu metu pradėjau jaust, kad kiekvieną naktį kokią 3-4 valandą pabundu ir nebegaliu užmigti. Ir tada man patarė, kad per pilnatį tą pilną Kolongardo pakutį suvartot, kad, nes kažkaip, sako, tada tie parazitai aktyviausi būna ir kad juos išvaryt tą didesnę dozę per pilnatį. Ir iš tikrųjų labai tas suveikė ir užteko ten tuos kelis vakarus pavartoti ir vėl gerai miegojau. O tai ar geri atskirai Sunsetą dar papildomai? Nuo Sunseto kažkokio labai stipraus poveikio nesu pajautus. Miegui būtent, bet man pačiai, mano nuotaikai, tai tikrai yra poveikis. Atsimenu, kai pačioj pradžioj, kai pradėjau visą trikampį vartoti ir kai įvedžiau Sunsetą, tokia daug ramesnė pasidariau, pastebėjau, kad ateina žmonės, kažką man, pavyzdžiui, pasako kokią kritiką ar kažką pikto ir aš taip labai ramiai reaguodavau, net nustebdavau, pati galvodavau, kaip aš čia tokia, nes anksčiau užsiplieksdavau, o dabar tokia taip ramiai į viską reaguoti pradėjau, kai su Sunsetu. Tai labiau, mano, tai bendrai turbūt emociniai savijautai poveikis pasijauti. Labai gerai. Ačiū, Simona. Aha. Buvai dingus. Dabar girdžiuosi, kažkas yra man stringa truputį. Aha, tai va, dėl Sunseto vaikai tai iškart pasakė po pirmos nakties, kad taip gerai dar niekad nemiegojo. Tai va toks pastebėjimas, kad kol kas tik tai šitą daviau, o dabar po šio vakaro tai tikrai duosiu Kolongardą, nes mažoji mano su spuogiukais, jie yra 14 metų ir kad odelę pasivalytų, sūnui taip pat jau tuoj 17, tai tikrai duosiu Kolongardą. Ir dar norėjau pasiteirauti, kiek žinau, karputės tai irgi gali būti parazitai organizme. Tai ko gero, manau, kad ir su šituo susitvarkysim. Va, o man pačiai aš tą trikampį naudoju, tai labai pasijautė oda, kaip pas kūdikį švelni, aš neatsimenu, kad aš tokią švelnią odą turėjau. Ir paminėsiu tokį labai... Na, dabar pakarto, kaip tu ten pasijauti. Va. Žodžiu, vėl prapuolė, ar ne? Ne, dabar girdim. Girdit. Tai, žodžiu, dėl odos aš pati naudoju, tai mano odos labai pasijautė, pas mane buvo ant rankų tokia žąsies oda, ko visą laiką vaikščiau su tokia, jos nebeliko ir plamai labai švelni oda ir jinai net jos spalva keičiasi, gyva tokia spalva. Po to buvau nusideginus ranką su garais, gilus labai nudegimas buvo, 3 kartus net oda lūpose. Ir, kaip sakau, pasikartosiu, nenufotografavau, net negalvojau, kad gali šitai paveikti. Buvo didelė dėmė kiaušinio dydžio pas mane, tamsi dėmė nudegimų vietoj. Ir po poros mėnesių aš kažkaip dirstelėjau į ranką, žiūriu, nebėra, praktiškai nesimato. Tai tokie labai ryškūs. Ir kad dar mažoji, kadangi vaikai geria Sunsetą, akis tikrinosi ir gydytoja nustebo, kad regėjimas labai pagerėjo. Tokie rezultatai. Labai gerai. Ačiū labai, Astute. Ačiū. Ačiū Jums.